Tai interaktyvi vaizdo pamoka, kuri padės jums tobulinti saugaus investavimo naudojantis elektroniniais įrenginiais įgūdį. Turėdami šį įgūdį, jūs gebėsite pasitikėti savimi, priimant saugius ir pagrįstus investavimo sprendimus, įvaldyti įvairias programėles ir internetinius išteklius, kad saugiai atliktumėte su investavimu susijusias operacijas. Atskirti, kada skaitmeniniai įrankiai yra investavimo galimybė, o kada iššūkis. Prisitaikyti prie tiesioginių operacijų mažėjimo ir internetinių operacijų augimo. Atlikti operacijas naudojant minėtas skaitmeninės priemonės be informacinių technologijų specialisto pagalbos. Kadangi vis daugiau investavimo operacijų vyksta skaitmenizuotai, labai svarbu turėti įgūdžių savarankiškai naudotis technologijomis. Tai padės priimti saugius sprendimus, veiksmingai naudotis skaitmeninėmis platformomis ir prisitaikyti prie nuolat kintančios skaitmeninės investicijų aplinkos. Susipažinkime, kokie yra 5 pagrindiniai žingsniai norint įgyti reikiamus įgūdžius. Pirmas žingsnis – pasitikėjimo ir saugumo skaitmeninėmis investicijomis stiprinimas. Norint pasitikėti skaitmeninėmis investicijomis, svarbu išmanyti naudojamas platformas. Rinkitės gerai žinomas, reguliuojamas platformas su patikimomis saugumo funkcijomis, pavyzdžiui, 2 dalių autentifikavimu ir šifravimu. Prieš įvedant konfidencialius duomenis patikrinkite, ar svetainės adrese yra HTTPS ir įsitikinkite, kad programėlė atsisiųsta iš oficialių šaltinių. Pradėkite nuo mažesnių investicijų, kad įgautumėte pasitikėjimo ir išmoktumėte saugiai naudotis programėlę ir palaipsniui didinkite investicijas. Europos Sąjungoje investuotojai turėtų įsitikinti, kad jų naudojama platforma yra reguliuojama tokių institucijų kaip Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija ESMA arba nacionalinių reguliavimo institucijų, pavyzdžiui, Lietuvoje Lietuvos banko. Šios institucijos užtikrina, kad platformos laikytųsi griežtų saugumo ir skaidrumo reikalavimų. Be to patikrinkite, ar investicinė paslauga atitinka finansinių priemonių rinkų direktyvą, kuri užtikrina investuotojų apsaugą ir sąžiningą veiklą finansų rinkose. Antras žingsnis – programėlių ir internetinių išteklių įsisavinimas. Investicijoms valdyti yra daugybė programėlių ir platformų, pavyzdžiui, brokerių platformos, biudžeto valdymo programėlės ar realaus laiko akcijų stebėjimo programėlės. Kiekviena programėlė turi unikalių funkcijų. Vienos siūlo rizikos analizę, kitos orientuotos į portfelio stebėjimą. Norint veiksmingai naudotis programėlėmis, skirkite laiko jų funkcijoms įsavinti. Ieškokite programėlių, kurios yra patogios vartotojui, kuriuose pateikiamos aiškios instrukcijos ir yra prieiga prie mokymosi išteklių. Pavyzdžiui, platformos, siūlančios demonstracinės versijas, leidžia praktikuotis investuoti nerizikuojant tikrais pinigais. Pavyzdžiui, platformos Degiro, Trade Republic ir eToro Europos investuotojams siūlo mokymo išteklius, demonstracinės versijas ir portfelio valdymo įrankius. Šios platformos taip pat atitinka ES finansų reglamentus, užtikrinančius skaidrumą ir investuotojų apsaugą. Naudodami demonstracinės versijas, šiose platformose vartotojai gali susipažinti su akcijų prekyba, biržoje prekiaujamais fondais ir rizikos valdymu, nerizikuodami tikrais pinigais. Be to, biudžeto planavimo programėlės, pavyzdžiui, Revolut, INAB arba Fintonic, gali padėti realiuoju laiku stebėti finansinius ciklus ir investicinių paskirstimą. Trečias žingsnis – galimybių ir iššūkių susijusių su skaitmeniniais įrankiais supratimas. Ne visi skaitmeniniai įrankiai yra vienodai patikimi. Norint atpažinti tikras galimybės ir išvengti galimų spąstų, svarbus kritinis vertinimas. Pavyzdžiui, kai kurios programėlės agresyvi rinkodara reklamuoja rizikingas investicijas. Visada patikrinkite teiginius, skaitydami nepriklausomus atsiliepimus ir patikrinkite, ar platforma yra reguliuojama jūsų regione veikiančios finansų institucijos.
Įrankiai, kurie teikia skaidrę mokesčių struktūrą ir mokomą į turinį, paprastai yra patikimesni nei tie, kurie žada nerealius pelnus. Prieš pradėdami naudotis bet kokią programą patikrinkite, ar ji yra įtraukta į oficialų leidžiamų investavimo platformų registrą. Be to, Europos finansų priežiūros institucijos reguliariai skelbia sukčiavimo platformų juoduosius sąrašus, kad padėtų investuotojams išvengti apgaulių. Investuotojai visada turėtų patikrinti savo šalies reguliavimo institucijų svetainę, kad įsitikintų, ar platforma yra licencijuota ir saugi. Ketvirtas žingsnis – prisitaikymas prie skaitmeninių operacijų. Internetinėms investicijoms tampant normą svarbiausia prisitaikyti. Pavyzdžiui, kasdien mažėja asmeninių konsultacijų, tačiau kliento aptarnavimas internetu gali suteikti reikiamą pagalbą. Mokykite savarankiškai naudotis platformomis, peržiūrėdami mokomosius vaizdo įrašus arba dalyvaudami internetiniuose seminaruose. Susipažinkite su tokiais procesais kaip lėšų pervedimas, sandorių sudarymas ir ataskaitų peržiūra internete. Tai ne tik sutaupys laiko, bet ir užtikrins, kad būsite pasirengę skaitmeniniai finansų aplinkai. Didžiosios finansų įstaigos Europoje perėjo prie internetinių investavimo paslaugų, siūlo mobiliąsias prekybos programas ir automatizuotas finansinės konsultacijas. Daugelis bankų dabar teikia robotų konsultantų paslaugas, kurios naudoja dirbtinio intelekto strategijas, kad padėtų vartotojams valdyti savo portfelius su minimaliu žmogaus įsikišimu. Penktas žingsnis – savarankiškas finansinių operacijų atlikimas naudojant skaitmeninės priemonės. Galutinis tikslas – užtikrintai atlikti saugias operacijas be išorinės pagalbos. Tai reiškia, kad reikia suprasti kiekvieną proceso etapą nuo sąskaitos patvirtinimo iki sandorio patvirtinimo. Pavyzdžiui, prieš pateikiant investiciją dar kartą patikrinkite sumą, peržiūrėkite susijusius mokesčius ir įsitikinkite, kad naudojate saugų tinklą. Venkite naudotis viešaisiais interneto tinklais, kai įvedate konfidencialią finansinę informaciją ir naudokite antivirusinę programinę įrangą, kad apsaugotumėte savo įrenginius. Be to, pagal mokėjimo paslaugų direktyvą, Europos finansų įstaigos reikalauja griežto kliento autentiškumo patvirtinimo, kad sandoriai būtų tvirtinami keliais etapais. Visada įjunkite šias saugumo funkcijas ir reguliariai peržiūrėkite finansinės ataskaitas, kad galėtumėte aptikti neteisėtus sandorius. Išsiugdę šios įgūdžius galėsite lengvai ir saugiai naršyti skaitmeninėme investavimo pasaulyje. Linkime sėkmingų investicijų!